Šiame trumpame video noriu Jums prisistatyti, kas mes tokie esame, ką mes veikiame, kodėl apskritai mes kuriame šį YouTube dienoraštį, ką jame mes norime Jums parodyti ir papasakoti ir kodėl verta Jums mus žiūrėti ir sekti. Taigi aš esu Jurgita ir kartu su savo šeima įkūrėme draugišką ūkį prieš 3 metus. Mes auginame uogas Varėnos rajone tarp miškų įsikūrusiame vienkiemyje. Turime labai gerą orą, bet nelabai derlingą žemę. Taigi pasakosiu Jums ir apie tai, kokie iššūkiai mūsų laukia, kaip mes galvojame, kad viskas pasiseks labai paprastai ir lengvai, tačiau taip nebuvo. Ir tai jau bus mūsų 4. sezonas uogų ir tikrai daug ko išmokome, daug klaidų padarėme, iš kurių pasimokėme. Ir norėčiau šiame būtent dienoraštyje pasakoti Jums apie tai, kokių klaidų Jums nereikėtų daryti, ką galite iš mūsų išmokti, pasimokyti, ko mes nežinojome ir jau dabar žinome ir galime Jums papasakoti. Taip pat norime visų, turbūt Lietuvos augintojų vardu pasakyti ir parodyti tą kasdienybę, kad tos uogytės, kol jos atsiranda ant Jūsų stalo, jas užauginti tikrai nėra taip paprasta, kaip galbūt atrodo. Jos neužauga pačios ir į tai reikia investuoti nemažai laiko ir pinigėlių. Taigi mudu su vyru gyvename Vilniaus rajone, o mūsų ūkis yra Varėnos rajone, taigi atstumas nėra toks jau nelabai nedidelis, apie 70 km mus skiria. Mes dirbame ir pagrindinius darbus Vilniaus mieste ir kartu dar turime tokį ūkį, kurį labai mylime. Šio ūkio idėja mums kilo pandemijos metais. Ja mums pametėjo mūsų sūnus, kuriam šiuo metu jau yra 6 metai, tuo metu jis buvo 3 metukų ir baisiai mėgo uogas ir dabar mėgsta. Ypatingai mėgsta avietes. Ir aš kiekvienais metais sezono metu bandydavau jam iš vietinių pardavėjų, tai yra aplink mus gyvenančių, norėdavau nupirkti tų šviežiai skintų uogyčių ir niekada nespėdavau. Vos pasirodydavo skelbimas, jog atvežame uogas, aš bandydavau rašyti pardavėjui, susisiekti su juo ir jau būdavo per vėlu. Man būdavo atsakymas, jog sorry, neliko, galim bandyti tartis kitam kartui, bet nežinom, kaip čia seksis surinkti ir panašiai. Ir mes su vyru susėdom ir galvojom, tai kame reikalas, jeigu yra tiek daug norinčių, yra nemažai ir parduodančių, tačiau vis tiek jų neužtenka. Tai galbūt reikia užsiauginti patiems. O jeigu viskas pavyks, tai galbūt ir pasiūlyti kitiems jas įsigyti. Taip ir kilo ta idėja. Tai mes žinojome, kad mano tėvai Varėnos rajone turi žemės. Tuo metu ta dirbama žemė buvo nuomojama ūkininkui, jis ten augino javus. Tik jam išėjus mums patarė prieš renkantis veislę, prieš sodinant atlikti žemės tyrimą. Ta mes ir padarėme, žemės tyrimą atlikome pagal rekomenduotas amžėjaus, ką mes ten turime ištirti, tai buvo humusas, anglis, fosforas. Mes tai atlikome, pateikėme jam rezultatus, nes patys nelabai dar išmanėme, ką ten rašo. Taigi buvo parašyta, jog visko kaip ir pakanka, tačiau vienas niuansas, kurio mes labai neužfiksavome, tai yra tai, jog dirvožemis yra labai rūgštus. Nors ir jame buvo pakankamai maisto medžiagų, humuso buvo tikrai labai daug. Ir kaip ir augalai turėjo augti, klestėti ir džiaugtis, tačiau žemė buvo rūgšti ir tai reiškia, kad augalai negalėjo pasisavinti tų maisto medžiagų iš dirvožemio. Mes padarėme pirmąją klaidą, pasirinkę veislės, išsirinkome 2, tai yra Mapema ir Kvanza, remontantinės avietės. Rinkomės Mapema, tai yra ankstyvoji veislė, o Kvanza vėlyvesnė. Tai ir buvo pirmoji klaida. Vėlyvesnių ir vėlyvųjų veislių remontantinių aviečių Lietuvoje nepatarčiau auginti, nes jos nespėja sunokti. Nebent augintumėte šiltnamyje, tuomet taip, galbūt ir viskas būtų ok.
Bet remontantinė avietė yra tokia avietė, kuri dera iki pat šalnų. Tai realiai jūs nusipirkę ankstyvosios veislės sodinuką, džiaugsitės avietėmis iki pat sniego. Tai kam ta vėlyvesnioji veislė reikalinga? Taigi čia ir buvo mūsų pirmoji klaida ir tarp kitko ta Kvanza mums labai blogai prigijo. Mapema prigijo, sakyčiau, 99%, o Kvanzą mes mažiname, dar vis ją auginame, jinai kaip ir skani uoga, viskas su jai yra gerai, tačiau derlius būna mažas, nes jinai nespėja sunokti. Jinai praktiškai tik pradeda žydėti, kai Mapemą mes jau skiname. Taigi, o Mapema džiaugiamės ypatingai, jinai tikrai nuostabi veislė ir kitų mes net nebenorime bandyti, nes tai yra tikrai tobula avietė, didelė, saldi, skani, išvaizdi, transportabili, tinka šaldymui, uogienėms, viskam, o jos dydis tai pakeri visus. Tikrai vaikai žiauriai mėgsta, nes jinai didelė ir labai skani. Investicija buvo nemaža, nes visų pirma kainavo daigeliai, visų antra mums kainavo laistymo sistema, taip pat kainavo trąšos pirminės, kurias reikėjo paberti, sodinant avietės, ir kainavo dar agroplėvelė, nes mes kai pasodinome, buvo šilta ganėtinai, tačiau po kelių dienų užėjo daugiau nei -10 laipsnių šaltis ir rekomendacijos buvo tokios, jog reikia pridengti. Tai mes dar turėjome pirkti daug agroplėvelės ir uždengti mūsų daigelius. Šiuo metu yra sausio mėnuo, kai aš darau šį video, tačiau aš iš praeitos vasaros turiu prikaupusi nemažą kiekį vaizdinės medžiagos, kuri buvo filmuojama su ta mintimi, jog mes kursime YouTube dienoraštį, taip norėdami parodyti žmonėms, kaip mes dirbame, ką mes darome vardan to, kad mūsų uogos būtų skanios ir gražios, vardan to, kad mūsų daigeliai būtų kokybiški ir kaip mes prižiūrime, ką mes darome ir patarimai, kaip auginti, kad ir jūs turėtumėt skanų, didelį, gražų ir derlių. Tiesiog pasižiūrėti, kaip auga uogos, kaip žmonės dirba ir parodyti, kaip ir sakiau, čia galbūt kalbu visų augintojų, uogininkų vardu, kaip ta uoga patenka ant stalo. Žinoma, nekalba apie tai, kur yra dideli, daug hektarų turintys ūkininkai. Lietuvoje tokių yra nedaug uogininkų, būtent auginančių avietes. Šiuose video epizoduose mes įrodysime, ką mes darome, kokia mūsų kasdienybė, kaip mes plečiamės, duosime patarimų, į ką atkreipti dėmesį, jeigu jūs norite patys auginti uogas, į ką atkreipti dėmesį renkantis veislę, žemę, kaip prižiūrėti, galbūt kokias klaidas mes padarėme ir ko jau nebedarytume, apie mūsų ateities tikslus ir norus, ketinimus. Taigi, manau, jog mūsų tie YouTube dienoraščiai tikrai bus turtingi ir turiningi, bus be galo įdomus.